Kaip vos per kelis pratimus nuraminti vaikų kūną ir protą. Šiandien noriu su jumis pasidalinti keliais puikiais pratimais, kurie leidžia vaikams atsipalaiduoti, nurimti ir tiesiog pasimėgauti čia ir dabar akimirką. Šiuos pratimus dažniausiai žmonės vadina dėmesingumo praktika, dėmesingumo pratimais, tik tai yra žaismingesnė vaikiška versija, kurią jūs kviečiu išbandyti ir su savo vaikais ir mokiniais. Pirmam pratimui reikės instrumento. Aš naudoju Tibeto dubenėlį. Praneškite vaikams, kad šiandien jie kolekcionuos garsą. Leiskite vaikams patogiai atsigulti arba atsisėsti ir užmerkti akis. Tuomet suskambinkite instrumentu ir paprašykite vaikų pakelti ranką. Tik tada, kada visiškai negirdės garso. Kartokite tai kelis kartus. Tai puikus pratimas norint nurimti. Antram pratimui reikės bet kokio širdžiai mielą žaisliuko. Leiskite vaikams atsigulti ant nugaros ir pasidėti žaislą ant savo pilvo. Praneškite vaikams, kad žaisliukas yra pavargęs ir jis nori miegoti. Kad jis pailsėtų ir užmigtų, vaikams reikės kvėpuoti taip, kad žaislas pakiltų ir nusileistų ant pilvo. Įkvepiant pilvas išsipučia, iškvepiant pilvas subliūkšta. Tai puikus pratimas norint mokinti vaikus pilno diafragminio kvėpavimo. Patiko šie pratimai? Kviečiu susipažinti su Jogazu ir atvykti į mūsų ruošiamus vaikų jogos mokytojų kursus ir dienos seminarus. Daugiau informacijos mūsų puslapyje.